šitie burbuliukai atrodo labai keistai, bet jūs nekreipkite dėmesio. Aš tiesiog norėjau šiandien būti garbanota. Tai jo. Sveiki, su jumis aš Maja ir šiandien yra Valentino diena. Ir aišku, mūsų mokykla irgi švenčia. Dėl to man dabar reikia persirengti į tokį valentininį outfituką. Gerai, let's go. Taigi, mano outfitas yra tiesiog juodas kelnes ir rožiniai marškinėliai. Aš dar manau, kad aš jūs visgi kažkaip susirišiu įdomiai, bet apie tai aš dar pagalvosiu, o dabar aš varau darytis makiažo. Think I know you better than you, baby. It's like I hate myself. Cause I miss you, but I just can't help it. So if you're still crazy, if you lost your way, I don't know if you're not ready. Nu va ir viskas, čia yra visas mano makiažas ir kaip matote, kad aš šiandien be tušo, nes šiandien aš norėjau atrodyti kažkaip natūraliau nei įprastai, tai jo. If you've changed your mind, no, I will freak out. Promise I won't stop until you hold on. Never let go. I will just freak out. Norėjau parodyti, kiek laiškų aš visokių parašiau. Until you hold on. Never let go. Ar aš vėl vėluoju? Labas rytas, mokytoja. Su Valentino diena jūs. Atrodo, tai nelabai. Žodžiu, dabar pas mus, kaip matote, technologijos. Gabija čia ateina. O Jėzau. Valandų. Mes darėm blynus kartu su Gabija. Nu, nokta 2 parašykit. Nu, gerai rašykit. Aš patylėsiu, kaip gražiai tai atrodo. Žinai, nėra žodžio apibūdinti. Aš traukiu Ievą iš Biblijos. Aš Konstancijų iš 3 muškietininkai. Jo, mes abi turim parašti, eisim ieškoti per kitą pertrauką. Dar reikia mums meilės laiškučius išsiųsti. Niekada nežinau, nemoku, tegul kepa kokias 5. Kaip matote, aš jau namie ir kadangi šiandien yra Valentino diena, tai aš nepamiršau apie savo sesę ir nupirkau į tokius makarūnusus. Jie yra visi skirtingų skonių. Ir šitas I love you yra pats fainiausias. Nu, žiūrėjau, fainai atrodo. Tai va, ir aš žinau, kad jie yra tikrai skanus, nes ta kepyklėlė yra žiauriai gera. Jeigu kažkam įdomu, tai yra Mona Mia kepyklėlė ir būtent ten aš pirkau šitus makarūnusus. Ir iš ten tikriausiai mano mėgstamiausias yra pistatinis kruasanas. Jeigu jūs mėgstate pistatis, būtinai jį paragaukite, jis yra tiesiog nerealus. O po pusvalandžio aš jau keliausiu į manikiūrą. Taigi, man dabar reikia sudėti mano tašę, aš varysiu į manikiūrą, o vėliau susitiksiu su Gabija ir mes varysime kažkur pavalgyti. Sure, I figured out that I never ever really got you. It was in my head. Now my pretty little world is turned up. Need a higher ground. Vos nepamiršau dar dovanėlės savo sesiai, tai aš ją būtinai įsimetu į tašę ir jau dabar tikrai lėkiu į manikiūrą. Šiaip šiandien pakankamai šilta ir tikrai visai gražus oras. Labai džiaugiuosi, kad nors per Valentino dieną Lietuva nusprendė mus pradžiuginti ir padovanoti visai neblogą orą, be lietaus, be sniego, be šlapdribos ir panašiai. So if you're still crazy, if you lost your way, I don't know if you're not ready, if you change your mind, no I will. Gabija šiandien geros nuotaikos atnešė man košės.
Nu, arba nelabai geros nuotaikos, aš dar nenusprendžiau. Freak out, promise I won't stop until you show up and never. Taigi, kaip matote, aš jau grįžau namo ir aš iš tikrųjų visai geros nuotaikos, nes pasidariau naujus nagučius. Labai jau senai dariau kažkokią tamsią spalvą nagų, dėl to labai man dabar keistai atrodo, bet man labai patinka. Taip pat manęs laukia namų darbai, tai istorija, matematikai reikia pasiruošti, dar apklausėlį rytoj iš laipsnių ir dar reikia padaryti praktinį fizikos, ten reikia aprašymą padaryti. Aš iš tikrųjų visada patį sunkiausią dalyką darau patį pirmą, kad tiesiog atkentėt, išmokt padaryti ir po to pasilieku vis lengvesnius ir lengvesnius namų darbus arba kažkokius uždavinius. Nežinau, man taip kažkaip paprasčiau, nes aš tada suprantu, kad jau blogiau nebus. Tai va, čia mano lifehackas jum, gal jum irgi tai padės. Taigi dabar varau daryti matematiką. I would just freak out, darling, I won't stop until you hold on and never let go. Aš jau baigiau daryti matematiką ir dabar atėjo laikas padaryti istoriją. Mes dabar nagrinėjam šaltąjį karą. Šiaip nelabai mėgstu istoriją. Dėl to 11 klasė aš tikrai nesirinksiu, bet kol aš ją turiu, aš turiu viską daryti. Kaip matote, persikėliau į lovą, kadangi jau nebegaliu sėdėti. Mano praktinis darbas aš dabar darysiu. O po to galėsiu jau eiti miegot. Pagaliau viską baigiau. Ir išvadas parašiau, ir diagramas padariau. Viskas puiku. Dabar galima laisvai viską įkelti į Teamsus ir eiti į dušą. Love you, just know that I really love Susirišau kasytę ir dabar jau keliausiu į lovą. 파란 하늘에 핑크빛 구름 네 손에 나의 계절 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 Kadangi aš šiandien skubu, aš pasidarysiu labai paprastą make-upą. You already made my day 다가와서 화가 나줄 때 충전되는 이 느낌 Taigi čia visas mano make-upas. Dabar man reikia susigalvoti, kągi aš darysiu su savo plaukais. 너와 함께라면 Čia buvo absoliuti improvizacija. Čia turėjo būti tokios dvi kasytės, bet šitą tai nelabai matosi. Šitą tai visai gerai atrodo. Ir jo, ir tiesiog pasidariau uodegytę. 어디든 좋아 Reiškia, jau artėja pavasaris ir jau taip šviesu, kai aš einu į mokyklą. Nu, labai nice. Paskutinė diena prieš atostogas ir matkės mokytoja davė mums savarankišką babą. Jūsų emocijas po matematikos. Aš gausiu maksimum. Aš manau, gausiu 7 irgi. Maždaug.
Nu, normaliai parašiau. Gabi irgi normaliai parašė. Dabar einam pasimti antros dalies istorijos vadovėlių. Gabi čia nelegaliai nusirašinėja. Žiūrėkit visi. Siaubas. Aš tai tiesiog nedarau. Man net nusirašinėti nereikia, nes aš nedarau. Vis tiek neimsiu istorijos, pilnas skirtumas. Supranti? Pasikeičiu škostinį. Žiūrėkit, burbuliuką. Gerai. Tai studentai. Koročiui. Įvertink davai. Saugienė. Šiaip gerai atrodo kaip tortukas. Gerai? Žodžiu. Paskutinė pamoka. Žiūrėt, trendą tik tokį. Aš jau namie ir dabar man reikia padaryti paskutinį darbą, kurį aš turiu padaryti šiandien. Tai yra sutvarkyti butą. Kaip matote, aš dabar guliu lovytėj. Iš tikrųjų labai kažkaip pavargau, atrodo 5 pamokos. Bet pavargstu visada ketvirtadieniais, taip pat kaip ir 8 pamokos. Aš nežinau, kodėl man taip yra. Gal dėl to, kad tai yra tiesiog savaitės tokia pabaiga. Tai kągi mes darysim toliau, tai man reikia susidėti kuprinę į šokius. Ir taip pat pas draugę, kadangi iš karto po šokio aš lėksiu pas draugę. Jo, tenai būsiu pirmą kartą ir man pačiai įdomu, kaip aš surasiu ją. Viską susidėsiu į Vans kuprinę, bet ten jau yra mano sportiniai kėdukai, su kuriais aš šoku. Man dar reikia įsidėti treningus, su kuriais šoksiu. Aš pasiimsiu savo mėlynus treningus. Taip pat reikia pasiimti pižamą pas draugę. Dar paimsiu baltą maikę ilgom rankovėm, bet man reikia, aišku, ją išsilyginti. Dar man reikia susidėti kosmetinę. Duosiu visus teptukus, kempinėlę, blushą, highlighterį ir pudrą, makiažo pagrindą, maskuoklį, antakių klijus. Dar, manau, pasiimsiu tušą ir akių pieštuką. Ir, aišku, kvepalus. Aš jau labai bijau artintis prie lygintuvo, kadangi jau nusideginau vakar. Bet ką padarysi geriau nei su sulamdytais drabužiais vaikščioti. Čia vienas yra su apelsinais, o kitas su pistacijom. Aišku, aš valgysiu, kuris yra su pistacijom. Aš jau ir vakar jį valgiau, o tokį. Čia buvo jų daugiau, bet pamiršau jums parodyti. Bet labai mielučiai. Dabar valgysiu tokį pudingą. Taigi mes su mama nusipirkome braškių ir aš manau, kad visai norėčiau jas paragauti. Ir man įdomu, ar jos bus skanios. 지금 이대로면 멈춰도 좋아 뚜렷한 기억 처음 손잡은 그날 누구 건지 모를 palm sweat whenever Aš jau pavalgiau, dabar važiuosiu į kafeiną, kuris yra šalia mano šokių ir susitiksiu ten su draugėm ir po to mes visus kartu eisim į šokius. Taigi galų gale nusprendžiau, kad užsidėsiu iš vis kitokį viršų. Užsidėjau maikę baltą ir po to aš nežinau, megztinuką, nežinau kaip paaiškinti. Tai va, pasidariau savo šukuosinytę ir dabar jau lekiam. 헤어지기가 아쉬운 내 넥타이 Bet pas mane dar čia yra maišelis toks. VU gavau, kada buvau VU ekskursijai su klase už teisingą atsakymą. Tai dabar kaip VU studentė, o ne Basanavičiaus gimnazistė. Žodžiu. Pas mane autas po 3 minučių. Ar aš spėsiu? Tikiuosi, kad taip. Žiūrėkit, kokį žieduką užsidėjau. Man į draugę padavanojo labai mielas. Oh, you're my sunny day 손을 잡아 너의 주머니에 넣는 나를 바라봐 Jūsų emocijos. Nekelk. Welcome to my YouTube channel.
I'm Maya for life. Subscribe, like, and share. Everybody, mwah. Peace out. Stay safe. Peace, guys. Peace. Кинь мano мaišą. Nešimo skills. Kiek įvertinsi treniruotę? 10 iš 10. O tu? Very good, very sweaty. Mwah. Man atrodo, aš sudeginau 2000 kalorijų, viską sudeginau, ką galėjau. Jo, mes visus prakaituotus tokius, oh my god. Viso gero! Žodžiu, man dabar reikia nuo Lukiškių nueiti iki Vinco Kudirkos aikštės. Aš žmogus, kuris nelabai mėgsta kardio, bet hip-hopas ir yra lygų kardio. Nežinau, kaip čia susiję, bet jo, nemėgstu kardio, bet einu į hip-hopą. Taip yra. Aš pati savo prieštarauju ir tai būna labai dažnai mano gyvenime. Jo, labai mėgstu išeiti iš komforto zonos. Tai jo, vaikštų centre, kalbu su savim, labai fainai. Gerai, palauk. Matomus. Va, taip. Gerai, dabar Kreiva dabar atrodysi. aš irgi kryva. Davai. Žinai, reikia taip. Lempo. Su ananasu gerai. Labai skanu. Mes su Gabrielė šefės. Biškai apdegė, bet. Show